Lietuvoje vieši Jungtinių valstijų sausumos pajėgų štabo viršininkas generolas Randis Alanas Džordžas. Su juo šiandien susitiko Lietuvos kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys. Jiedu aptarė Lietuvos nacionalinės divizijos pajėgumų kūrimą ir plėtrą, prieš raketinių gynybos sistemų HIMARS ir kitos ginkluotės instruktorių ir specialistų ruošiamą ginklų sistemų plėtimą. Generolai aptarė vykusias bendras Lietuvos ir Jungtinių valstijų kariuomenių pratybas. Jungtinių valstijų sausumos pajėgų štabo viršininkas teigė, Lietuvoje vykstančių pratybų lygis auga ir dėkojo Valdemarui Rupšiui už padarytus darbus ir asmeninę draugystę per pastaruosius 5 metus. Tačiau šių metų Liepos mėnesį pasibaigus Valdemaro Rupšio kadencijai jo vietą prezidento Gitano Nausėdos sprendimu turėtų užimti generolas Raimundas Vaikšnoras. Pats Valdemaras Rupšys teigia, nenorinti šios kandidatūros komentuoti. Visi kurie yra karininkai, kuriems suteikti yra generolų laipsniai arba pirmojo generolo laipsnis, jie yra visi verti aukštesnių pareigų ir yra puikūs karininkai. Todėl aš manyčiau, dabar net, kol nėra paskirtas, nereikia bėgti priekyje vežimo ir kalbėti apie tai. Pratybų vietų parinkimas ir visa kita toliau tobulėja, todėl mūsų kariams čia būti gera, kas itin svarbu – užtikrinti pasirengimą mūsų pajėgumui. Manau, tęsime rotacijas, bus daugiau pratybų, akivaizdu tai politinis sprendimas.